Apie tai, kaip vienai mergai rodydavos pinigai paveikslų veršio. Seniau, kai dar eidavo žmonės darbuos dvaran, eidavo iš paunksnių viena merga. Jai reikdavo pereit per tokį beržynėlį. Išeidavo iš namų labai anksti, tik gaidžiams nugėdojus dvaran kulti ir savo kultuvą neždavos. Vieną kart per tą beržynėlį eidama užgirdo, kad už jos sumykė veršis. Atsigrįžta, žiūri, seka paskui ją veršis, visas purvinas, apsimurgliavęs, kad net koktu žiūrėti. Merga pradėjo greičiau bėgti, bet ir veršis neatsilieka. Kai jau nebetoli buvo nuo dvaro, tai prapuolė anas. Antrą naktį taip pat sekė tas veršis, bliaudamas ir kalbėdamas žmogišku balsu. Nušluostyk man snarglį, nušluostyk man snarglį, supykusi merga kaip šėrė jam su kultuvu ir subirėjo tas į pinigus. Bet merga, nors varguolė buvo, bet pinigų neėmė. Tik nuėjusi dvaran pasakė urėdui. Urėdas greit nusiskubino ton vieton ir nieko nerado. Pagrįžęs mergai uždrožė kelis kartus per nugarą už apgavystę. Trečią naktį ir vėl veršis seka paskui mergą, bliaudamas ir prašydamas, kad nušluostytų snarglį. Merga vėl kaip šėrė su kultuvu ir vėl subirėjo tas į pinigus. Dabar jau merga prisisėmė pinigų ir parsinešė namo.